per jį su juo Dieve, tau visagali Dieve Tėve, su šventąja dvasia, visa garbė ir šlovė per amžius. Liturgija pati negali būti klaidinga, nes liturgija yra visos bažnyčios patirtis, Dievo garbinimo patirtis. 2000 metų ir netgi, jei prisiminsime, iki Kristaus buvusius žmonės, kurie garbino Dievą, tai dar daugiau tūkstančių metų bendra bendruomenės patirtis, ką reiškia būti Dievo artumoje. Kas vyksta, kai Dievo artuma, kai Dievas yra arti, kaip reaguoja bendruomenė. Tai liturgija negali būti klaidinga, bet liturgiją galime švęsti, atlikti neteisingais būdais. Pavyzdžiui, žmogus, kuris nerodo deramos pagarbos. Vis dėlto čia yra toks garbingiausias mano gyvenimo momentas – Dievo artuma. Akimirka, kai aš tikrai visą savo mintis ir širdį telkiu į Dievą ir į jo žmones. Ir jei nerodau pagarbos, savaime mano liturgijos atlikimas nebus teisingas. Taip pat liturgija yra visos bažnyčios veiksmas. Liturgija, pats žodis reiškia bendrą pastangą, bendras mūsų pastangas. Stengiasi angelai, stengiasi šventieji, stengiamės mes. Tai yra bendras mūsų visų šventimas. Ir jeigu aš liturgiją atlieku tik kaip savo asmeninį pamaldumo veiksmą, mano požiūris neteisingas. Jeigu aš sugalvoju keistų naujų dalykų, nes man taip labiau patinka ir pradedu jausti, kad liturgija yra mano nuosavybė, tai jau neteisingas liturgijos šventimas. Tad liturgija yra ir mokykla, ji moko mus galvot plačiau, žvelgt giliau, nebūt vien susitelkus į save, bet tikrai išeiti pasitikti Dievo, išeiti pasitikti Dievo žmonių.